ką tik gimtadienį atšventė, tai galvoju, kadangi taip nespėjau oficialiai pasveikinti, tai pasveikinsiu neoficialiai kabutėse kitų būdų. Davai, padarom taip. Tai ką, Živilė ir Olga vėl skambina, ne? Jeigu, okei. Davai, mergaitės. Dar nepaleidai mergaičių? Tegul dar pabūna. Vyriškai, ne? Naudingos dar jos labai yra. Here we go. O Živilė? Lose yourself to dance. Man labai patinka šitas gabalas. Esu pagal jį praradus nekaltybę. Taip keista, ne? Aš to kartos. Lose yourself to dance. Come on, come on, come on. Klausau. Labas, Danai. Danas čia taip? Taip. O tu pašneka? Danai, žinai ką, pirmiausia noriu susitart. Kad tu neklausinėsi, koks mano vardas, pavardė, nes aš esu pas tave Facebook'e ir tave jau seku senai. Seku nuo tada, kada buvai Vietname, ten visoks prisportavęs. Fainas toks pasirodė, žodžiu, ten jaučiu tokių mergų kaip aš sočiai. Nu tai, kad būtų intrigos, daugiau neklausk, nes aš nenoriu, kad lystum ir žiūrėtum, kad mano papai tokie gražus. Klausyk, Danali. Gerai, tai nieko neklausiu tada. O kad tu pastavojiesi? Nu tai abu tokiu pačiu vėl supras niekam tada. Nu, man kitaip neišeina mokyklai visi juokiasi, dabar dar tu. Nebūk toks. Nenoriu tavęs kokiu ožiu vadinti. Nu tai vadink, mane visai vadink. Toks jausmas, kad tu vagina turi. Ne. Nu tai šnekė kaip vyras iš Vietnamo, to ar kokį ten tas buvai. Iš Vietnamo. Nu, klausyk šitą. O, ką tu veiki? Nu, valgau. O tai šitą, tu man atrodo juokiesi. Šitą, kai aš juokiuosi, tai nevalgau. Man būna... Gerai, nesustabdau aš irgi tada savo valgymą, kad galėčiau pasijuokti. Okei, tai juokinga aš atrodo. Aš galiu paprašyti, kad draugai prisijungtų, nes aš čia ne viena. Ką padaryt? Galiu paprašyti, kad draugai prisijungtų, jos balsas biškai kitoks negu mano. Aha, nieko nesu. Labas. Bet tau niekaip neišeina normali balsuoti. Labas, čia Živilė kalba. Labas, Živilė, ką veikia Živilė? Nu, mes iš tikrųjų tai tarėmės su dabar dėl fotosesijos norėjom su tavim pakalbėti. Na, kokias fotosesijas norėjai pakalbėti? Mes norėjome su ją dviese įsiamžinti. Amžinkitės. Ar tu galėtum man padėti? Nežinau, aš nefotografuoju. Danulė, tai kam tu nuotraukas keli į Facebooką? Ką tu ten vagijas? Aš vagis, turbūt. Tai tu ne fotografas? Ne fotografas. Tai, Živilė, ką mes čia skambinam tada? Čia gal ne tas Danas? Tai čia tu numerį davei. Nu tai aš radau pas į puslapį. Ne tas Danas. Ne tas? O tai ką tu veiki, Danai? Nu, ką žinau, vagiu. Vagistų. O man vagis patinka. Jie pinigų visą laiką turi. Dėl to ir Vietname buvai turbūt. Prisivagiai. O ten neapvagiai vargšų. Ne, aš niekur Vietname nebuvau vaiktų. Iš kur aš toks vargšas bilietus gausiu? Nu, tai Facebookas tai tavo kitaip sako. Šiais laikais tu žinai Ką, aš labai gerai googlinu, žinai. Aha, tai tu... Paerzino dėmesio reikia. Klausyk, bet aš tavo numerį radau ten, kur retušuoji nuotraukas. Tai kažkaip ten ir tu esi. Bet kaip sunku suprasti tokio padaryti balsą, bet jo, retušuoji nuotraukas irgi. Atsiųskit nuotraukas, paretušuoti biškį. Taip, tu fotografai. Reikia pirmą, kad kažkas nufotkintų, kad paretušuotų. Nu gerai, davai, tada susitarėm, nufotkinsiu. Gali? Į kur? Į kurią čia radiją reikia? Iš Šiaulių regioninė. Nu, Aukštaičių dvaras. O klausyk, tu važinėjai ne tik po pasaulį, gal gali pas mus į Šiaulius atvažiuoti? Atvažiuosiu, aš kaip tik galvojau dabar iš Šiaulius važiuoti, kaip tik galvojau ten kažkokias 2 merginas iš Šiaulių regioninės radijos. Bet
bet jis koks keistas, aš nesuprantu. Kažkas kaip kvailelis, žinai. Jungia. Mes tau rimtą čia norim pasiūlymą duoti, o aš tai dabar nusiminiau, nes iš pradžių aš labai buvau rimtai nusteikus, dabar čia žiūri, tu juokauji. Visiškai. Nu, tai gal skambinam kitam, aš dar pažįstu kelis fotografus. Aš galiu jums kontaktą duoti, kuris dar paskambinti. Davai, duok. Tik tai reikia surasti. Gal man e-mail parašykite. Aš Facebook'e parašysiu, aš tave Facebook'e radau. Teisingai. Tada ir Facebook'e parašyk, aš tau duosiu kontaktą. Žiūrėk, Živilė, susirask Živilę. Tu teisi. Žyvilė. Živilė. Įsivesi, va, Živilė. Klausyk, Danulė, aš čia žiūriu tavo Facebook'o sienai, kad tavo gimtadienis ką tik buvo. Nu, vat ką, tik vakar. Vakar buvo, tai tu gimęs rugsėjo 1? Nu, va. Ir vyrukas dar buvo. Kaip juokinga. Koks melagis, žiūrėk, lentų prisidėjęs. Tai tu negaudavai dovanų, kai eidavai į mokyklą? Tai visi užmirdavo, bet gėlių gaudavo už tai. Bet šiais metais už visus metus gavai, čia žiūriu, tų lentos kainuoja daug. Panašu. O klausyk, tas arkliukas nereiškia, kad tu gėjus. Tas arkliukas nėra kas. Ar jis nesako, kad tu gėjus? Ką žinau, tegu sako, ką žinau. Supratau, man patinka. Man jis patinka. Jis toks į angelą. Galiu atiduoti, nes jisai, žinok, labai man iški kambarį daug vietos užima. Aha, o čia... Pas mane galiu perveisti. Čia tavo kambarys, kur nuotraukai. Nu, be abejo. Aha, o kas čia, Rembrandto paveikslas? O ką, kas? Nesupranti, reiškia, nu, nežinai, tos pavardės nesvarbu. Man intelektualus ir nepatinka, man patinka gražus ir tokie. Taigi, gerai, arkliuką atiduosiu, žodžiu, nesvarbu. Iš viso, ką supratau, arkliuką atiduosiu, sutarėm. Supratau, tavo numerį mūsų nereikia. A, numerį? Nu, tai parašysi Facebook'e, vis tiek. Okay. Tai koks skirtumas? Tai jau pakalbėjom? Nu, tai tu nuobodus. Aš nuobodus? Nu, tai. Nuobodus, sakysiu, Jėzus, Marija, maistas man atšals, supranti. Oi, rūpi čia mums. Mes ne dėl maisto skambinam. Aš žinau, kad ne dėl maisto, dėl ko skambinat. Tai jeigu tu žinai, tai žinai ir dėl ko skambinam. Jo, dėl fotosesijos. Nu, tai va, tai ko čia apsimeti? Tai jums privokt nuotrauką reikia, ne? Nereikia, mes pačius galim. Mes norim nuogos fotografuotis. Tu dar nesakyk, nesutiksis. Taigi aš nuogų nefotografuoju. O ką tau, bijai, kad susijaudinsi? Tai be abejo, kad susijaudinsi, čia nebijau. Tiesiog nepatogu. Bet mums, kai davė tavo numerį, sakė, kad tu esi gėjus. Sakė, galim nebijot. Sakė, kad tu, dėl to mes tau ir skambinam. O tavo tu galvoji, aš prieš bet kokius bernus nusirengsiu? Aš gėjus, bet jaudinuosi nuo moterų. Tai kaip čia dabar suprasti gal? Ne, nežinau. Tu čia jau paaiškink pats savo. Kokia nesąmonė. Tai tu netikras gėjus. Tu tik apsimeti, kad mergas fotkintum ir eitum į tos persirengimo kabinas. Nu gerai, užteks. Gerai, užteks. Labas. Labas. Darov, Tave trukdo radijas Zip FM. Ir šiandieną radistai Nerijus Paluckas ir Rolandas Mackevičius su tavim. Kaip laikaisi? Nerijus Paluckas? Taip. Alio, Šita žviegianti mažylė buvo Nerijus Paluckas, įsivaizduoji? kur suprast neišėjo. Nu, tai geras, maladės, kas jam veikia? Nieko, tave pasveikinau su gimtadieniu, ką tik. Ačiū labai malonu. Su gimtadieniu. Dabar išinstaliuoti reikia šypseną už kokius pusvalandį, nes jau skauda. Taip, Nerijus labai pergyveno, kad jisai nepasveikino tavęs realią tavo gimimo dieną, todėl mes šiandien nusprendėm padaryti va štai tokį. Nesupranti, rugsėjo 2 šiandien, kaip ir rugsėjo 1. Jo, kaip... Supratau, tai gerai, tai ačiū labai malonu. Žinai, kas abidniausia? Aš žinai, ką pagalvojau, kad tau dabar šitą dieną, kaip tiems, kuriem vasario gimsta 29, tai tau dabar irgi tokia panaši parkė, nes tu alkoholį niekada negali nusipirkti per savo gimtadienį. Vat, žinai, pasakysiu ne parkė, nes pradėjau nebegert ir tipo, kaip tik viskas išsitaisė ir aš galvoju, kad čia visai neblogą dovaną gavau. Iš valstybės. Ta prasme, šiandien negėri vieną dieną ir jau galvoju, kad nebegeri čia. Vakar negėriau. Ai, vakar, supratau. Nebegeriu. Ok.
Tai va, tai ką, ačiū labai už sveikinimą. Nu. Ačiū tau už pokalbį labai. Nu, davai, iki. Visą. Nu, sėkmė. Ačiū, ate.